tai išmetė? Pasim pirštį. Kaunas. Pareigūnų rankose nusipelnęs kabutėse grafiti meno meistras. Savo kūrybinės idėjas paprastai klojantis kur papuola. Pagal pintas, nueisi, trauk viską, ką turi kišenės. Na, tu jo pagal pintas, tu viską surasi. Kauno mėsakė. Kažkur, manau, gražu bus. Menininkas, tamsta. Menininkas, kaip čia Turi kuprinę? Ne, kuprinė jau nėra. Jau nėra? Laikyk tai. Ką radai? Ką? Su palenėlė? Taip toli numetį? Va. Patau. Jo teptukas purškiamų dažų flakonėlis. Jo paletė kuo šviesesnė pastato siena. Jo įkvėpimas nuolatinė rizika būti sučiuptam. Gaila, bet įstatymai grafiti meną laiko nusikalstama veikla, už kurią baudžiama. Todėl jaunasis miesto menininkas supančiojamas. Klausyk, tu dėk jį į priekį, prisek diržų ir važiuok ant ten. Balionėlį reik paimti. Tai paimsiu šį. Jokio vardo. Jo. Žalia. O jo paties išmėtytos priemonės kruopščiai sukraunamos atgal į kuprinę. Jų dar prireiks, kaip įrodymų. Turėtų dar vieną pusę. Oi, palki tavo, tada. Padedami keturkojo kolegos vardu Falko, pareigūnai seka šviežius, sniege paliktus pėdsakus. Šie menininkai yra sunkiai pagaunami. Juos sunku pagauti, veikia greitai. Pėdas, polki, pėdas. Pakeliui užfiksuojami menininko palikti potėpiai, mįslingi skaičiai ir keistai skambantis žodis. O, matau, dar vienas yra. Parodyk ir Lietuvai. Pažiūrėkit, gerbiamas. Suprantai, visur tie patys užrašai. Bet va, neseniai išpiešta, matai, nedažai nenudžiūvę. A ne? O, prašau. Dar vienas. Pėdas. Ten veda? Jo. Švakau. Pasigraužėkite. Mielai. Rašom 3, 4 ir 3. Va. Dar vienas užrašas. Va, pėdas. Bet jau čia yra pakankamai sunku, nes jau senos pėdos. Kaip senos, matot, daugelis pėdų yra. Pėdas, man. O, pėdas. Pėdas, čia. Pėdas, man. Pėdas. O? Manau, artėjomės jau prie gyvenamosios vietos. Galų gale pėdsakai atveda prie namo. Pareigūnų ir sulaikyto menininko nuostabai šuo sustoja ties vaikino namų slenksčiu. Kur gyveni? Čia gyveni? Sako, šunys nedirba, matot? Mūsų tarnybinį šofanką davedė iki įtariamo padarius nusikaltimą pat namų durų. Va čia va, visus ką turi. Visus iš kišenės, visus. Vis dėlto labai įdomu, ką reiškia tie mįslingi kodai. Pasirodo, tai pogrindinis Kauno menininkų grupuotės skiriamasis ženklas. Greičiausiai skirtas savo teritorijai žymėti. Tu kažką tai vieną esi išmokęs, ne visur tą savo emblemą tavarai? Šiaip ta prasme, pas man 343 pagrindė
šiaip yra komanda. Ta prasme, ne iš vienas pašau yra kaip komanda susibūręs, ta prasme, draugų ratas. Tai šiandien tavo eilė buvo, ne? Ne, paprasčiausiai šiandien nenagojau save, kaip galima sakyti. Tuo tarpu sėkmingai ir visai smagiai prisilakstęs, Kauno kinologų skyriaus augintinis Falko godžiai mėgaujasi šaltų vandeniu.